šiandieną toks lengvas ASMR filmukas. Parodysiu kelias dovanėlės, ką gavau per gimtadienį. Ir pažiūrėsime dar vieną siuntinuką. Tai yra kaip ne siuntinuką, kaip beauty boxą. Tai štai čia gavusi pirmąją savo dėžutę. Užsisakiau ir ją kartu išpakuosim, pažiūrėsime. Taigi, jeigu jums tai įdomu, prašau, likite su manimi ir malonios peržiūros bei gero relakso. Pirmiausia, kas daugiausia, kai įdėjau į Instagramą, dar įdėjau nuotrauką, tai daugiausia, kas sulaukė komentarų ir klausim, kas, kaip, Evelina, ar pati tai siuvinėjai, tai štai šis paveiksliukas. Jį siuvinėjau ne aš pati, jį išsiuvinėjo mano draugė Paulė. Na, kad jūs jos nematė, tai nieko tokio, nes pas mus tokia įdomi draugystė, kad mes su Paulė realiai taip pat dar nei karto nebuvom susitikusios, o bendraujam jau 5 metus, apie 5 metus. Ir nei karto nebuvom susitikusios realiai, tik tai online bendraujam ten per Facebooką, per Skype'ą, kalbam, susirašinėjom, kiekvieną dieną beveik susirašinėjom, man atrodo, net ir nebuvo tokios dienos, nebent kur nors išvažiuom, kad nematytume viena ten kitos per online. O šiaip visada bendraujam, siuntinėjame siuntinukais, viską žinom, viską pasakojamės, net netrodo, kad nebuvom niekada realiai susitikusios. Tai štai būna ir tokia draugystė. Tai štai šią merginą man išsiuvinėjo Paulė ir užrašė Eva ir man padovanojo. Tai yra labai miela dovana, aš ją labai džiaugiuosi, labai dėkinga Pauliai. Ir jie mane, kadangi prieš tai dar buvo atsiuntusi siūlų ir medžiagytės, jie mane pastumėjo taip pat siuvinėti. Ir šiandien yra 1 diena, kaip aš jau siuvinėju. Ir spėkit, koks pirmas mano darbelis. Aišku, ne ši mergina, nes čia man skaičiuoda reiktų dar. Iki tiek aš negaliu. Bet šiandien pradėjau siuvinėti štai šitokią gėlytę. Tik kitokių siūliukų, kitokių spalvų. Ir kol kas išsiuvinėjau šitą rutuliuką. Parodysiu dar. Tai štai, šis paveikslas, štai jinai įrėminova, užrašė su gimtadieniu Pupa, būk laiminga ir visada šypsokis, nuo Paulos Bučkis. Štai tokį turiu brangų suvenyrą iš jos. Labai džiaugiuosi. Taip. Dar ten buvo, aišku, visokių skanumynų gavau, saldumynų, bet jau neturiu ką parodyti, nes žinoma, tai yra suvalgyta. Bet štai kas liko dar nuo sesės, ko nesuvalgiau, nes jie nevalgomi, kaip žinoma. Tai štai yra šepetėlė iš EcoTools, kelioninis rinkinukas. Štai taip atrodo, dar jų nenaudojau. Štai tokie. Sako, EcoTools bambukiniai tie koteliai. Oi, vieną išimsim, pažiūrėsim. Na, toks dydis mažiukas. Oi, bet šiaip tai labai švelnučiai. Labai švelnus.
Na, pajautėt švelnus, taip. Tai štai toksai. Tada kirstas. Toks ir va šešėliams arba konsileriui bus geras. Nors man tokie patinka labai šešėliams paimti. Suspausti plokšti ir tokie neilgi, labai gerai šešėliai su jais pasiema. Štai. Na, visokie garsai filmuoju dieną, tai tikiuosi netrukdys jums viso malonumo pagauti. Tai štai. Čia pas mane laivynas arti yra ir laivai urzgia, burzgia. Tai štai šitas naudosim, žiūrėsim. Ačiū sesiai, džiaugiuosi. Dar iš Paulės, ne pabaiga, štai dar iš jos gavau taip pat šepetėlį rinkinuką, tokį nemažą, sakyčiau. Ir esu labai patenkinta, kadangi kai kurių net neturiu. Pavyzdžiui, štai šito neturėjau. Tokio, kad būtent toksai būtų bačkutė ir pailginta. Štai čia pasiaurinta ir labai švelni, Dieve, koks švelnumas. Ir toksai stiprus, labai fainas šepetukas. Oi, tepsimės, la. Tai štai labai fainas. Kitas iš toks didesnių štai nukirstas tiesiai. Irgi labai fainas. Tokį mušti savo, ką nors labai čiotkas. Ir tiesa, šitie šepetėliai yra iš kiniečių. Bet labai faini. Vienas plaukelis čia kažkoks, o taip vat visi gražiai padaryti. Ir žinau, kad skaitosi, oi, ten blogi, išsiberia tie šereliai, žinot, ir iš gerų firmų išlenda tie ir šereliai ir viską. O čia būna ir vienas kitas geras pasitaiko, už tokią sumą tai tikrai, tik liuksas, tik pliusas. Taip sakyčiau. Taip, dar va yra visokie tokie, štai, oi, čia ir galima bus su šitu tai ir strėlytės, bet ir nagam. Čia toks geras šešėlis. Na, žiauriai patenkinta, daug va šitų visų dar neturėjus kai kur. Va čia tai matai toks niekam tikęs vienas, štai kažkoks išsišėręs, išsiskėtęs, jau tikrai niekam tikęs, nebent pavyks jas suglostyti arba nukirpti, kad siauresnis būtų nagam, arkam, tai šitas. Nu, vėl tokie, o net kartojasi, atrodo, tai pažiūrėsiu. Šitas. Biški vienas plonesnis, kitas storesnis. Tai. Ir yra ir dvi pusė, ir vien pusė, faina. Žiauriai. Čiotki. Užrašyti. Špongė braškite, bet tai normaliai. Štai toks rinkinukas šepetėlių bus panaudoti
nepamaišys šepetėlių moteriai niekada nebūna per daug, o ne? Toliau nuo saviškio gavau. Štai. Tokioj dėžutėj, tokioj pakuotytėj. Čionais yra štai tokia grandinėlė. Štai dviejų spalvų, aukso ir sidabro. Štai taip. Tai tokia. Na ką, ir pereisim prie paskutinio šiandien dalyko, kurį norėjau jums parodyti. Tai Beauty Box dėžutė. Tai atrodo taip, jau Beauty Discovery Box. Užsisakiau ją pamėginimui. Nepasakyčiau, kad esu be galo ją patenkinta, bet ji tikrai nebrangiai kainuoja, tik 7 svarai, tai sakau, apsimoka už 7. Nuėmam dangtelį ir štai ką matom. Tai yra knygutė, kur parašyta viskas apie produktus. Štai kokie gali būti produktai. Aišku, būna jie ne visi pasirinktinai, keli 2 turi pasirinkti, bet dažniausiai būna, kad iš karto parašo out of stock, jau jų net nėra, tai šiek tiek nuvilia. Ir štai, ką tu gali šiame mėnesį, pavyzdžiui, gegužės mėnesį, ką galėjai gauti. Visi produktai sudėti, 2 pasirenki ir dar keli būna pridėti naura, kad nežinotum, kas bus. Labai norėjau Too Faced tušo, bet dėja nebuvo jau. Tai štai. Tokia knygelė. Tada įdėta 20% nuolaidėlė, kuri galioja nuo 26 gegužės iki 30 birželio. Nežinau, tikriausiai liks nepanaudota, dabar nežadu nieko pirkti. Taip. Toliau čia Dr. Organic
Bioactive Skincare. Sraigių gelis. Maitina prieš amžių, nu, žiūrėsim, pabandysim. Aloe vera lapai. Sultis. Nu. Išbandysim. Šiaip Dr. Organic šiaip yra Organic gera kosmetika, man patinka tokia, gydomoji labiau. Jau vieno nematau, tų mėginukų, kvepaliukų jau čia nėra. Reiškia, arba sūnus, arba Andrius jau pasiėmė. Tai buvo, tuoj parodysiu, štai toksai mėginukas. Jimmy Choo vyrams kvepaliukai. Andrius sakė, jam nepatiko, tai reiškia, Edgaras jau nudžiovė. Ir nepažiūrėjau dabar. Tai štai. Taip yra iš The Body Shop aliejus arganų. Tinkama, kaip ir visi ten tie aliejai. Ir kūnui, ir plaukam, galima ir pašildyti, nes šiaip aliejus geriau įsisavinamas yra ir visa jo nauda yra šiltas, kaip žinom, nes šaltas jisai nieko nedaro. Reikia pašildyti jį. Ir štai. Kvapas yra, skaniai kvepia, bet taip nelabai, kad kai būna nuo kai kurių produktų atidarai ir wow, į nosį kai deda. Taip ramiai, švelniai kvepia. Kažkiek medų primena. Ir po to šiaip kažką tai švaros tokio, bet nežinau ką tiksliai. Kaip malonus lietimui. Ups. Per garsiai. Atsiprašau, per garsius. Na, dar štai yra tokia pudrytė plaukams. Pudrytė plaukams, tokiu šepetėliu. O, šepetėlis vėl koks švelnutis. Eina savo. Net atrodo, kad veidui tiktų tepti. Blizgantis, gražutis. Na, tai štai čia paspaudžiam. Pavertę taip. Čia išbyra pudrytė tokia kaip. Ir tepamės plaukų šaknis ataugusias, kad nesimatytų, kad ataugia. Ir tada jau galim normaliai kažkur išeiti, ar ten dažų nusipirkti, ar ką. Tai štai toksai įdėtas. Na, išnaudosim, pabandysim, teks panaudoti. Dar dabar kažkaip neprireikia, bet kai tik panaudosiu, pasakysiu kaip. Jeigu žinoma tik įdomu, rašykit visada, kas įdomu, kas sudomino, tada parodysiu, pasakysiu ateityje. Jeigu ne, tai pamirštam. Tai štai tokia šepetėlis stebuklingas. Na ir ką? Ir liko dėžutė. Tuščia. Štai kokie fainučiai. Va, reikia visus susintinukus nusipirkti tokių irgi. Ir pakuoti. Fainai.
girdžiu, pas mane kaimynai pradeda remontus daryti, baladotis. Tai kaip tik viską jau parodžiau, tai gal ir užbaigsim šiandieną. Lauksiu jūsų komentarų, kas patiko, kas nepatiko, kokie garsai patiko, kokie nepatiko, ko norėtumėte ateityje. Viską žymiuosi, tikrai jūsų komentarai niekur nedingsta, viską žymiuosi, rašausi ir ateityje jūsų norai bus išpildyti. Na ką, ačiū už peržiūrą, gero jums relakso, gero miego, gero poilsio, būkit laimingi ir susitiksime jau greitai kitame mano video.